Kita tema, kuri šiandien taip pat prikausto daugelio dėmesį, kreipdamas į Seimą, generalinė prokurorė teigia, kad surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Saulius Skvernelis, tuomet būdamas Seimo pirmininku, susitarė ir per keletą kartų priėmė ne mažiau kaip 51 000 eurų kyšį grynaisiais pinigais. Kyšius gavo per tuometę savo patarėją Agnę Silickienę, kuri tuo pačiu metu dirbo ir augalininkystės tarnyboje. Saulius Skvernelis šios kaltinimus neigia. Apie ilgą turbūt laukiantį procesą mes kalbamės su advokatu, baudžiamosios teisės ekspertu Remigijumi Merkevičiumi. Labadiena. Sveiki. Pone Merkevičiau, po generalinės prokurorės kreipimosi Saulius Skvernelis, kalbėdamas su žurnalistais, pasakė tokią frazę: aš tikiuosi, nebūsiu nei teisiamuoju, nei nuteistuoju. Tai ar nuteistuojus nebus tikrai neaišku, bet po to, ką išgirdote iš generalinės prokurorės, turint omenyje apskritai to viso kreipimosi pobūdį, ar jums panašu, kad Saulius Skvernelis dar turi vilčių nebūti ir teisiamuoju? Žinot, teisiamuoju jisai gali tapti tada, jeigu prokurorė surašys kaltinamąjį aktą ir perduos bylą į teismą. Tai iki tol greičiausiai dar yra didžiulis ir ilgas procesinis kelias, įrodymai turės būti vertinami ir iš tikrųjų yra procesinis šansas, kad ikiteisminis tyrimas gali būti nutrauktas ir jis gali netapti teisiamuoju. Visiškai reali perspektyva. Vėlgi iš viešų pasisakymų Sauliaus Skvernelio galbūt aiškėja tam tikra jo gynybinė pozicija. Kažkas man už nugaros susitarė daryti nusikalstamas veikas, o mano pritarimas buvo išreikštas per trečiąjį asmenį. Jis tvirtina, niekam nieko nežadėjęs, jokių pinigų neėmęs. Ir jūs ir prieš tai kažkuriuose interviu ir kiti susipažinę su šia byla, tarkim, žurnalistai, duoda suprasti, kad gali būti, jog nėra užfiksuoto pinigų paėmimo momento. Visa kita, kaip tokie netiesioginiai įrodymai, jūsų manimo, ar tokioje byloje yra pakankamai validus ir vis tiek galėtų atvesti Saulių Skvernelį iki teisiamųjų suolo? Priklausomai nuo to, apie kokius netiesioginius įrodymus ir jų kokybę mes kalbėsime. Žiūrint teoriškai, žinoma, kad įrodinėjimas netiesioginiais įrodymais yra įmanomas ir tokio pobūdžio bylose jis yra gana dažnas. Klausimas bus tas, apie kurį aš kalbėjau, kokios kokybės įrodymus mes turime, ar tie netiesioginiai įrodymai dera tarpusavyje, ar papildo vienas kitą, kaip teisininkai sako, ar sudaro logišką nuoseklę įrodymų grandinę. Tai kol kas mes apie tuos įrodymus dar nieko nesame girdėję. Tokį tyrimą atlikti turėjo būti pakankamai sunku, net ir dabar visą tą informaciją renkant, todėl kad Saulius Skvernelis, pataisykite, jeigu klystų, kaip teisinę neliečiamybę turintis Seimo narys, negalėjo būti sekamas, jis asmeniškai. Tas visiška tiesa, greičiausiai, kad taip, bet jisgi nėra gyvenantis vakuume žmogus, tai matyt, kad su juo kažkas susitikinėjo, kažkokius tai veiksmus atlikinėjo, kažkokius pokalbius turėjo ar kažkokį kitokį bendravimą, tai matyt, tas kitas žmogus jokio imuniteto neturėjo, tai jo atžvilgiu galėjo būti taikomos į pačios įvairiausios slaptosios priemonės. Pone Merkevičiau, kratos Sauliaus Skvernelio kabinete ir namuose, kaip ir Kazio Starkevičiaus, tuo metu šiandien jau generalinė prokurorė patvirtino, kad ir jam yra pateikti įtarimai, buvo atliktos vasario pradžioje. Prokurorė generalinė į Seimą kreipėsi balandį. Kai kurie teisininkai sako, kad tai pakankamai ilgas laiko tarpas. Ar sutiktumėte, ar tai rodo, kad per tą laiko tarpą iš tiesų buvo bandyta galbūt dar surinkti daugiau įrodymų, kad tas kreipimas į Seimą būtų kuo užtikrintesnis? Aš pritarčiau tokiai pozicijai, tokiai nuomonėjai. Manau, kad aš taip spėčiau, kad per tą laikotarpį buvo gauta reikšmingų įrodymų susijusių su konkrečiu žmogumi. Tai galbūt kažkieno apklausos tą parodė, galbūt buvo rasti kažkokie reikšmingi dokumentai. Manau, kad kratos jų rezultatai galėjo ir vėliau vykstantys su kratomis susiję veiksmai galėjo turėti reikšmingą posūkį šitoje byloje. Generalinės prokurorės minimų laikotarpiu Saulius Skvernelis buvo Seimo pirmininkas. Ar tokios pareigos užtraukia papildomą, didina atsakomybę ir kartu grėsiančias ir sankcijas, turint omenyje, kad tai nebuvo paprastas pilietis ir net nepaprastas Seimo narys? Matot, iš to, ką aš girdžiu, kaip yra apibrėžtas ir galbūt bus apibrėžtas kaltinimas, man jis kol kas atrodo gana abstraktus, gana miglotas. Tai yra už kažkokį politinį palankumą, už kažkieno tai leidimą kažką tai daryti, veikti.
Tai aš manyčiau, kad su tokiu kaltinimu kaltintojams bus labai sunku įrodinėti korupcinį elgesį. Tas kaltinimas turėtų būti labai sukonkretizuotas. Tai yra pasakyti, ką iš tikrųjų galėjo prižadėti žmogus padaryti toje konkrečioje situacijoje. Vien toks naratyvas, kad kažkas kažką žinojo, kažkas kažko nedarė, kažkas kažkam leido kažką daryti, na tai nėra baudžiamosios teisės retorika. Ir aš manau, kad jeigu mes leisim baudžiamojoje teisėje tokias praktikas, tokias abstrakčias, tai mes pateksime į labai didžiulį baudžiamosios teisės plėtrą, labai didžiulį veikimą. Aš manau, tai neleistina. O ar galėtumėte įvardinti, kaip baudžiamosios teisės ekspertas, advokatas, kokią gynybinę Sauliaus Skvernelio, turbūt liniją, poziciją jau jūs matote? Būtent neigimas, kad konkrečių skaičių, būtent konkretus minimi ir iš generalinės prokurorės ir iš jo pusės, būtent tą neigimą trečių asmenų parodymą, tai tikėtina bus jo gynybinė pozicija? Aš manau, kad taip, nes tas pats elgesys, kuris Saulius Skverneliui yra įkaltinamas, jisai suponuoja, kad greičiausiai tiesiogiai ponas Skvernelis nebus susijęs su jokiais kriminalinio pobūdžio veiksmais, elgesiais. Reiškiasi, jo didžioji kaltė arba didysis veikimas ir bus susijęs su jo žinojimu ir jo kažkokiais tai šalia esančiais veikimais. Tai žinojimas ar nežinojimas, matyt, kad yra lemianti teisinė kategorija šitoje baudžiamojoje byloje. Jūs vilėtės, kad bus konkretumo, kad bus aiškiau suformuluotas kaltinimas ir taip toliau. Iš praktikos, kai kalba eina ir įtarimai reiškiami tokio aukšto lygio politikams, tuomet ėjusiems pareigas, galų galiai ir dabar partijos pirmininkas, ar jums atrodo, kad įprastai teisėsauga stengiasi surinkti kuo daugiau duomenų, įrodymų prieš viešinant įtarimus, ar vis dėlto praktikoje neretai tai atrodydavo kaip, neužtikrintas ėjimas, labiau galbūt padarant politinę žalą, negu baigiantis teisinių nuosprendžių? Aš manau, kad tikrai teisėsauga stengiasi surinkti tas, kas yra įmanoma surinkti, tai aš tuo tikrai nebejoju. Manau, kad tikrai tos pastangos yra. Klausimas, kiek jos yra rezultatyvios. Ir čia matau kitą aspektą, kad tuo metu, kada tos pastangos galbūt nebūna tokios labai rezultatyvios, yra tokios labiau abstrakčios ir neapibrėžtos, viešinimas tampa dar vienu baudžiamosios justicijos veikimo metodu. Tai yra per viešosios nuomonės kūrimą iš ankstinį stengiamasi nukreipti šiek tiek dėmesį nuo turimų įrodymų kokybės, galbūt spragų ir panašių dalykų. Tai tikrai stengiasi, bet naudoja ir viešinimo instrumentą kaip savo interesų patenkinimo formą. Iš dalies apie tai kalba ir pats Saulius Skvernelis, sakydamas, kad jis tokį jaučiasi jau nuteistas prieš dar pateikiant kaltinimus. Ir viena iš priežasčių, esą visi kiti gali komentuoti bylą, jis pats kol kas ne. Ar jūs matytumėte, kad taip, šaltiniai žurnalistams reikalingas darbo šaltinis, bet vis dėlto per daug nutekinta informacijos iš teisėsaugos pareigūnų, kad ir kas jie bebūtų? Žinot, aš tikrai matau čia didžiulę problemą Lietuvos ir ta problema tęsiasi jau daug metų, turbūt 10 metų. Nemanau, kad turi būti nutekinami iki teisminio tyrimo duomenys kažkokiems atskiriems informacijos skleidėjams, transliuotojams. Jeigu prokuroras galvoja, kad tam tikra informacija yra svarbi visuomenės teisei žinoti, jis turi surasti būdą, kaip pats tą informaciją pasakyti, bet ne kažkam dozuotai pateikti, kažkokį tai dalyką padaryti. Tai šitas iki teisminio tyrimo, kurie yra beje slapti, nutekinimas yra didžiulė lietuviškos justicijos bėda arba yda. Tikrai. Ir ponia Merkevičius, Skvernelis sako, norintis kuo greičiau padėti tašką, jisai supranta, kad bent jau pats taip sako, kad jo politinė karjera yra baigta. Yra prognozuojančių, kad ši byla pranoks savo mastu net MG Baltic politinės korupcijos bylą, ji truko 8 metus. Ar jūs čia šitam augalininkystės tarnybos skandale, korupcijos tinkle, taip pat prognozuotumėte metus bylinėjimuose? Žinot, kol kas labai sunku pasakyti, mes nematom visos bylos masto, nematom apimties, tik labai tokiais neapibrieštais dalykais galima tą pastebėti. Korupcijos bylos nėra greitos bylos. Justicija tokio pobūdžio bylose yra, klampi, pavadinkime, taip lėta, ir kaltintojai yra kvalifikuoti, ir tyrėjai yra kvalifikuoti, ir gynėjai yra kvalifikuoti. Tai reiškia, tos faktinės aplinkybės
yra analizuojamos ir stengiamas jas ištirti labai įdėmiai, labai kruopščiai. Tai natūralu, kad tas kruopštus tyrimas turi savo laiko kainą. Tai aš nemanau, kad jinai greitai baigsis, nebent bus rasti kažkokie būdai supaprastintų procesinių formų. Bet manau, kad truks ilgai. Aš dėkoju Jums už pokalbį. Advokatas Remigijus Mergevičius, baudžiamosios teisės ekspertas, kalbėjomės apie šiandien generalinės prokurorės oficialų prašymą Seimui naikinti Sauliaus Skvernelio teisinę neliečiamybę. Gali būti, kad tai galėtų Seimas padaryti jau ketvirtadienį kito posėdžio metu.